Dažniausiai antros pusės neranda tie žmonės, kurie realiai, objektyviai žiūrint, turi rimtą charakterio trūkumą, to trūkumo nemato ir nenori pripažinti. Ir jo labiau nenori ir negali jo ištaisyti. Tas charakterio trūkumas dažniausiai gan greit atpažįstamas iš šono stebint. Ir ypač, jeigu jis stebi priešingos lyties asmuo. Vyro bazinis trūkumas, žiūrint moterų požiūriu, didžiausias vyro trūkumas, tai yra nuomonės neturėjimas. Tai yra silpnas autoritetas, kuris po to reiškiasi kaip valios trūkumas, ryžto trūkumas, nesugebėjimas daryti greitus, kokybiškus, efektyvius sprendimus ir taip toliau. Kitaip sakant, didžiausias vyro trūkumas tai yra neturėjimas stiprių minčių.